Taigi, turbūt jau labas rytas esantiems Seimo spaudos konferencijų salėje ir taip pat stebintiems mūsų internetu. Pradedame šiąnakt paskutinę Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferenciją. Labas rytas, ankstyvas rytas. Kad daugelį, aš labai atsiprašau, čia nebuvo garso, tai aš vis tiek noriu visus pasveikinti su labu ankstyvų rytų ir pranešti, kad Vyriausioji rinkimų komisijai, apylinkių ir apygardų rinkimų komisijos toliau dirba, kaupdamas rinkimų rezultatus iš rinkimų apylinkių. Mes jau priartėjame prie 1000 rinkimų apylinkių, tai yra beveik pusės. Ir tai aiškiai atskleidžia kontūrus būsimojo Lietuvos Respublikos Seimo. Arba tiksliau tai, kad kas pateks į antrąjį rinkimų ratą ir galbūt atsiras kurie tai Seimo nariai, kurie bus išrinkti po pirmojo balsavimo. Matome ir referendumo rezultatus, jisai yra, gal aš nuo jo šiek tiek pradėsiu, yra padidėjęs aktyvumas, pasiekęs beveik 48 procentus nuo rinkimuose, 48 procentus rinkimuose dalyvaujusių rinkėjų skaičiaus. Bet dar pasakyti, kokis bus referendumo likimas mes negalime, kadangi čia tas skaičius pradeda svyruoti apie 50 procentų ir dar nėra rezultatų iš daugelio rinkimų apygardų, kur, reiškia, buvo didesnis rinkėjų aktyvumas, tai yra iš didžiųjų miestų. Iš vienmandačių rinkimų apygardų, kaip aš jau minėjau, aiškėja savininkai būsimųjų mandatų, tiksliau tas, kas vyks į antrąjį rinkimų ratą. Tai turiu pasakyti, kad čia pirmauja Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai 18 mandatų, Socialdemokratų partija 16 mandatų, Naujoji sąjunga socialliberalai 1, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija 3, Lietuvos liberalų sąjūdis 5, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 3, partija Tvarka ir teisingumas 4, Lietuvos liberalų centro sąjungos 2, Darbo partija 4, Leiboristų partija 1, savisikėlė kandidatai lieka 5. Ir dar apie 10 mandatų likimas nėra aiškus. Dėl mandatų, kurie atitenka daugiamandatį rinkimų apygardai, tai turiu pasakyti, kad 5 partijos eina petys petin. Iš esmės, jos yra perlipusios barjerą ir pagal dabartinį pasiskirstimą Tėvynės sąjunga sulauktų 16 mandatų, Tautos prisikėlimo partija 15, partija Tvarka ir teisingumas 14, Socialdemokratų 13, koalicija Darbo partija ir jaunimas 12. Kitos partijos mandatų negautų, nors čia mūsų kartais pasiekė klausimas, o kaip yra su Valstiečių liaudininkų partija, kuri pagal yra surinkus 5,14 procentų negaliojančių biuletenių. Turiu pasakyti, kad įstatymas reikalauja negaliojančių biuletenių, o įveikti barjerą nuo rinkimuose dalyvaujančių rinkėjų skaičiaus. Tai yra galiojantis ir kartu negaliojantis biuleteniai. Tai yra barjeras yra šiek tiek labai nežymiai didesnis dėl Valstiečių partijos ir dėl to ši partija kol kas pagal mūsų kompiuterių duomenys nėra tarp tų, kurios skirstosi mandatais. Bet aš manau, kad tai nėra jokių būdų galutiniai rezultatai, duomenys gaunant toliau, jie gali pasikeisti į vieną ar kitą pusę ir tuomet paaiškės tikslesnis rezultatas. Turiu pasakyti, kad kai kurios apygardos pradėjo vesti pirmą balsus. Vyriausioji rinkimų komisija išsiuntė pranešimą, kad kategoriškai draudžiama pirmo balsus įvesti į sistemą, kol nebus baigti įvesti
balsai iš vienmandačių rinkimų apygardų, daugiamandatės rinkimų apygardos partijos ir referendumo, kadangi mes tai žinome paprastai sukuria eilės rinkimų apygardui. Didžioji dalis, kiek mus pasiekė apylinkių rinkimų komisijų, balsus skaičiuoti pagrindinius baigė ir artėja į pabaigą reitingo balų nustatymas. Tikimės, kad gana greitų laikų mus pasieks rezultatai ir iš kitų rinkimų apylinkių ir turėsim jau pakankamai aišku vaizdą, kaip balsavo Lietuva. O reitingo balsus mes turėsime, kaip jau planuojame, tik antradienį, o gal net šiek tiek ir vėliau. Reikia, kad reitingo balsus įvestų žmonės, kurie yra policėję ir operatoriai, kad nedarytų klaidų. Iš rinkimų apylinkių mus nepasiekė nusiskundimai, kad būtų kas nors netaip skaičiuojant balsus. Tai labai malonu, nes rinkimų rezultatų skaičiavimą stebi, kaip aš jau minėjau, 16 000 rinkimų stebėtojų būrys, bent jau tiek yra turinčių teisę asmenų, kurie turi teisę stebėti rinkimus. Ir aišku, tikimės, kad didžioji dalis jų nepavargo, o kartu su apylinkių rinkimų komisijos nariais stebi, kaip skaičiuojami balsai. Bent jau tie protokolai, kiek mes žinom, kurie pasiekė apygardų rinkimų komisijas, yra pasirašomi ir apylinkių stebėtojų. Pastabų jie praktiškai, kad kokių turėtų didelių, nežinome. Tai ačiū uždėmesi, jeigu galima. Ar būtų klausimų? Tuomet yra pora klausimų iš Lietuvos radijo. Ar yra pažeidimų, kurie grėstų kuriai nors partijai ar kandidatui rimtomis pasekmėmis? Tai yra vyriausia rinkimų komisija, žinoma, tokie pažeidimai, kurie įstatyme yra nustakomi kaip šiurkštūs pažeidimai, o tai automatiškai reiškia, kad vyriausia rinkimų komisija toje rinkimų apygardoje rinkimų rezultatus turėtų pripažinti negaliojančiais ir tenai turėtų būti rengiamas nauji rinkimai, naujas balsavimas. Turiu pasakyti, kad aš dar nemačiau nei vieno protesto, nei vieno reikalavimo, kuriame būtų parašyta, kad reikalavimo rinkimų rezultatus pripažinti negaliojančiais. Išskyrus vieną skundą, ten jis dieną buvo parašytas dėl kokios tai iškabos, reiškės. Bet aš manau, kad tai šiek tiek pasikarščiavo tie skundo autoriai. Paprastai šiurkščiais rinkimų rezultatais sprendžiama, ar reikia pripažinti ar pažeidimas šiurkščiais ir kada yra žinomi rinkimų rezultatai. Taip pat Lietuvos radijas klausė, kaip apskritai vertintumėte šios rinkimus ir kokie jie buvo lyginant su praėjusio Seimo rinkimais. Praėję Seimo rinkimai buvo turbūt tokie labiau šurmulingi, lydimi dovanų, visokiausių smagybių, koncertų. Šitie rinkimai, man regis, buvo žymiai rimtesni, aktyviau dalyvaujant rinkėjams, nors pilnai vertinti šitos rinkimus aš dar neskubėčiau, dėl tos paprastos priežasties, kad jie dar nepasibaigė, mes dar nematome nei iki galo suskaičiuotų rinkimų rezultatų, kartu vyko referendumas ir taip pat dar nėra įvykęs antrasis rinkimų ratas. Ar būtų dar klausimų? Jeigu ne, tai dėkui ir susitiksime 12 valandą.